Vinės burtų lazdelė. Raganėlė Vinė pašoko iš lovos. Šiandien nepaprasta diena. Vyks raganų kerėjimo konkursas. O Vinė kaip tik kūrė naują nuostabų burtą. Ji jaudinosi. Tikiuosi, viskas eisis kaip sviestu patepta, tarė ji. Vilburas irgi jaudinosi. Veikiausiai ištiks kokia nors nesėkmė, spėjo jis. Kuo man pasipuošti? Paklausė Vinė. Ji ištraukė šventinę suknelę. O ne! Apsiliejo raudoną uogienę. Vinė įbruko suknelę į skalbimo mašiną. Paskui sumetė rankšluosčius, pižamas ir dryžuotas pėdkelnes. Įjungė skalbimo mašiną. Spragt, spragt, klakt, veikia. Kai skalbimo mašina baigė spragsėti ir klaksėti, Vinė ištraukė drabužius ir sukabino juos ant virvės. Tačiau kartu buvo išskalbta ir burtų lazdelė. O ne! Tikiuosi, ji dar veiks, vylėsi Vinė. Vinė nušluostė lazdelę rankšluosčiu. Išmėginsiu, nusprendė ji. Užduosiu paprastą darbą – šį obuolį paversti apelsinu. Ji užsimerkė. Mostelėjo ranka ir sušuko. Abrakadabra! Staiga virtuvėje išaugo obelis po 100, susikrimto Vinė. Lazdelė kvailioja. Vinė išdžiovino lazdelę savo plaukų džiovintuvu. Dabar jau geriau, tarė ji. Pamėginsiu dar sykį. Šią obelį vėl atversiu į obuolį. Ji paėmė lazdelę ir sušuko. Abrakadabra! Šįkart obelis virto milžinišku obuolių pyragu. O ne, suaimanavo Vinė. Dabar jau ji rimtai susirūpino. Netrukus turėjo prasidėti kerėjimo varžybos. Naujasis puikusis burtas nueis šuniui ant uodegos. Vilburas irgi nerimavo. Staiga Vilburui šovė į galvą mintis. Jis išbėgo iš namų ir nudūmė keliuku tiesiai į miestą. Galbūt jis suras Vinei naują burtų lazdelę. Apžiūrėjo visas parduotuves. Burtų lazdelių niekur nematyti. Pasukęs už kampo, jis išvydo krautuvėlę. Lange stovėjo didelė dėžė, prikrauta burtų lazdelių. Vilburas čiupo vieną ir šuoliais pasileido namo. Laikas bėgo. Dar kiek ir Vinė pavėluos į kerėjimo konkursą. Ji labai nerimavo. Ką daryti? Pro kačių dureles įlėkė Vilburas, nešinas nauja lazdele. O, Vilburai, šūktelėjo Vinė, koks tu protingas katinėlis. Laiko nebebuvo. Net šventinė suknele nepasipuošusi Vinė užšoko ant šluotos. Vilburas jai ant peties. Ir abu išskrido. Atvyko pačiu laiku, kaip tik buvo Vinės eilė kerėti. Visi susijaudinę laukė. Vinė visada išburdavo ką nors nepaprasta. Iš pradžių, paskelbė Vinė, savo gražuolį, juodą katinėlį paversiu žaliu katinu. Ji mostelėjo lazdele ir sušuko. Abrakadabra! Vilburas laukė. Visi laukė. Vinė pamėgino dar kartą. Nieko. Ir staiga
Iš stebuklingos lazdelės išsprogo gėlės. Viena ragana sukikeno. Netrukus visi prapliupo juoku. Jie kvatojosi, spygavo, šūkavo, net nuo kėdžių virto. Vine, koks gudrus pokštas, šaukė jie. Iš kur gavai lazdelę? Vinė nieko neatsakė, tik šypsojosi. Vilburas irgi tylėjo.